la vida loca. Ką, valka emigrantės, a? Nu, šilta. Kaip Anglijoje, tai kad plius palmės ir šilta, jo. Turnasu! Kaip Peterburė, goodbye debilstam Peterburui. Senai aš jau sakiau, supranti, kad laikas tept slidės. Va čia tai pagyvensi. Mučius euros. Pala. Tus eurus dar užsidirb reikia. Gerai, kurie čia pusė, klausyk. Reik varyt, pasirašyti darbo sutartis. Ten gausim buto raktus. Taip? Por favor, senjori, nu neskubėk su to darbo, ar mes čia tik tai to atvažiavam, supranti. Mes dar čia turim meilę Latviją, nu. Ne mes, o to. Gerai, žiūrėk. Pradžio reikalai, tada malonumai. Kapiš? No comprende. Vamos, muchachos. Varom с to apelsinų. Visiem apelsinų. 3 grandes musketeras. Grandes aligatorės. Varom. Į kurią čia pusę? Į tą. A. Nu, taigi sakau, varom. Ten. Vamos. Vasilas. Va, kažkur jau netoli, žinokit. Ko tiksliai ieškom? Tai įmonės ofisas turėtų būti parašyta Polos y Huevos. O, solidžiai skamba, visai kaip Goldman Sachs o JP Morgan. Gerai, kad mes pabėgom iš to paukštyno. Tai labai gerai. Paukštynas iš vis buvo visiškas gaidys. Bet šiaip aš turiu sielos šauksmą. Spain. Жалко. Мне тоже жалко, что уезжаю. Nu, vyrai, einam ieškot baro, kur dirba mano Jūrmala. Ką? Ne, klausyk, mes pakeliui į naują darbą, viskas. Susitvarkom reikalus, tada galėsim ieškoti tavo Jūrmalos. Ne, nu, vyrai, tugi palaukit, darbą mes jau turim. Tugi sakyti, viską sudylinai. Man širdis to iššoks iš krūtinės. Oi, žinom, kokia ten pas tave širdis. Ir iš kur jinai iššoks irgi žinom, ir aš nenoriu visai to matyti. Aš irgi. Vidury gatvės, nereikia. Tai palaukit, jūs mes visai nesuprantam. Ne. Nu, tai Gerai. Balsavimas, viskas. Kas už tai, kad eit ieškoti naujos darbo vietos? eid. Va, matai? Gerai, ramiai. Dabar kas už tai, kad eit ieškoti dar vienos armio gyvenimo meilės? Va, matai, viskas. Civilizacija laimėjo prieš primityvius instinktus. Viskas, varom. Va, čia. Ko šitą kontorą užsiema? Automatizuota gamyba dalykų. Logotipas tau nieko neprimena? Ne? Gerai, tai ką? Pasitempiam ir pirmin. Einam. Gal aš vienas pradžio, jūs čia pabūkit. Bet aš dar nesu tokio valgęs. Jis kitoks, nei visi kiti pasaulio apelsinai. Nu, kiek aš esu matęs. Bet čia kaip pats su Jūrmala. Aš jį paimčiau, kartu mes galėtumėm važiuoti į parką, neščiausi jį rankoje. Nereiktų net valgyti, tik jį uostyčiau aš jį ir grožėčiausi. Kartu nugyventumėm ilgą, gražų, saldų, šiek tiek rūgštų, saldžiarūgštį gyvenimą. Drauge iki pat mirties amžinai. Blemba, varom, kur tas Dariušas, man kelnės tos susproks. Aš you'd be mistaken, nu. Nu, ilgai dar tenai. Man supranti, ilgesys jau kelnėse nebetilpa jūtyva. Palauk, šitas nesupranta kažko. Listen, especialista en distribución de línea de producción automática. Sí. Aquí. Wow. Čia Chicken Factorius. Čia tos pačios vištos, tik kitoj pasaulio vietoj. Lenkas, ta prasme. Chicken Factorius. Pala. Ten buvo parašyta automatinės gamybos linijos paskirstimo specialistas. O tai kas čia tau, va, automatinė linija, va, specialistas. Supranti, lochas kaip mes ir skirstos čia dar jie bleka kažką tai. Specialistai, va, mes specialistai. Mes specialistai prisišikt, kai reikia pirstelt tik tai.
Perdono, perdono. Kas tu perdono? Turi būti perdono, gausi šūdo fakapo grandiozo. Muchacho, listen. We are specialist, top manager, not this specialist. We work for muchos dineros. We work in office. Elegant, costumo, eleganto, Verstein, Frankenstein. ¿Costumo? Costumo, sí, wow. No, costumo. ¿Traje? Ne Sí, nacher, bet tri. elegante. Ką iš čia mums kiša? Perdona persona, kas čia tokio? Tranquilo, tranquilo. Habla español, por favor. Kas tau? Tranquilo, aš tau vėl tranquilo, tik kepalą tavo. Tokį, kas tu maškelį Eso es todo. Voy a llamar a la policía. Fuera de aquí. Rápido, rápido. Jūs pasakė, Pideras pasakė. Perdona. Kas? Tu girdėjai, ką man sako? Girdėjai, ką man sako? Vėl policija. Policija? Estúpidos inmigrantes. Yo no me rajo, aunque tenga que ver esquinas, quiero de lado a lado. Y yo no me rajo, seguiré cantando, aunque me critiquen por todos mis sueños, sigo luchando. Tau būtina viską sušikt. Kas? O ką tu ten pridėrėjai? Priperėjai, matai, Chicken Factory's antras sezonas, jopštararai. Vyrai, aš negaliu grįžti į Chicken Factory. Negaliu. Jūs kaip norit, aš nebegaliu. Nesiparink. Niekas negali. Bet tai fakt, būtas nuplaukė, nes ten su apgyvendinimu turėjo būti. Bet tai kai kontora? Polos Hujevos, ką? Tokios hujovos, supranti, aš pats nesitikėjau. Tai ką, galim skambinti tavo Jūrmalai? Nu, galim, bet ten biškai, žinai, toks... Kas? Ta prasme, tu jai nepraneši. Tai va, romantiškas surprizas. Paaiškink tu jam, nes aš jau nebegaliu. Žiūrėk, atvykti pas savo buvusią nieko nepranašius nėra romantiškas surprizas. Nu gerai, surprizas, bet čia romantikos tiek, kiek mokesčių inspekcijos įspėjamajam laiške. Ne, pas mus visiškai kitaip, kai aš pasirodau, tai jinai išsilydo, pamatysi. Pas mus jausmai tvirti, patikrinti ir abipusiai. Kaip pas tave su tavo tuo apelsinu. Nu, va. Vyrai, kaip atrodau gerai? Puikiai. Atrodai pavargęs. Nu ir šiek tiek lengvai trenktas. Kas tau čia trenktas? Nu, aš tik pasakiau. Tai nesakyk. Patylėk, jau kaip kalbėjom. Pagalvok, paskaičiuok iki 10 ir tada sakyk. Ko jis taip? O ko tu man aiškini? Voila! Surprise! Tada! Your second Grand Romeo is here. No. Kas no? What are you doing here? Doing? I'm here doing for you to doing, huh? Čia džiaugiasi, ar ne? Nesuprantu. Lyg ir. Nu, tu jeigu pasilgai, tai apsikabini, meti laižeką ar ten kažką. Gal čia tokia meilė, žinai, ar atstumą. You could call door, я не знаю. Ну, koks kal, I'm here, I miss you. My heart is boom, 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 boom. Jūrmala, jo-mojo, surprise! Armi, ё-моё. Panašu, kad ir čia mums visiškos polos hujovos. Это Александра, да, и this is... Gal reikėjo horoskopą paskaityti prieš ateinant, ką?
Ola. Olea, Aleksandrai. Tai čia gal koks nors jos bendradarbis? Labai jau artimas. Jūrmala, you are so different from everything I saw, everything I touched, from all other oranges in my life. What oranges? Woman, you are exclusive. I just love to have you in my hand, not to touch, not to eat, only smell. Not me. Just you to be near me and understand, понимаешь? Not me. Žopa. Jo. Tylėk geriau. Aš čia nenorėjau nieko sakyti. Tai aš irgi tyliu. Ką jau čia pasakysiu? Adijo. Na ką, tai tave iškeitė į gražų ispaną? Aha. Matei, kokie plaukai? Čia ne tavo ta pli. Žodžiu, visas tavo romantiškas žygis, švelniai tariant, nepamatuotas. O ne švelniai tariant, tai absoliučiai debeliškas. Tylintis daug šneka. Hi. You're all together. Okay. How are you? Good, yeah, a bit awkward. Kas čia tau awkward? What to do, yeah? Yeah, maybe you want to come inside, have some beers. And where are you staying? Our apartments... You need a place? No. No? We have apartment, big villa, house, swimming pool, yacht, and viva la vida loca. Oh, okay. Yeah, so I need to go back to work, but let's catch up later. Yeah. Enjoy Spain. See you. Молодец, Armin. Apartment su baseinu, kiemas, viskas kaip priklauso. O kas? Va čia kiemas, čia kas tau? Ne baseinas, baseinas. Ką jūs, Hebra, norit, kad aš eičiau dabar pasiekainai ten su tuo? Plaukuotų trinasi plaukais, ką? Nenoriu nei keiktis, nei hujeiktis, bet, blėt, einu miegot. Aš terasiu dar pabūsiu. Labas. Labas. Tu iš kur čia? Iš Ispanijos. Ta prasme. Nu, tiesioginė. Čia mūsų pirmoji diena saulėto Ispanijoje. Nu, tai dabar jau saulė nusileidus. Tu užduodat jūs vyrai. Ir kaip ten? Nu, kaip? Super, gerai. Aha. Gerai. Pažadėk, kad naktį nelysi į jūrą. Girdi? Jopšik, man. Kas? Kur kopiakai? O kur armis? Putas! Dai! Blės! Armi! 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 Puta! Armi! Atėdė čia! Gyvas, viskas gerai. Jo. Ačiū, vyrai. Čia ne armija.
Jonis čia Rokas, joptavo. Lietuvis? Kaip atspėjai? Intuicija. Opa! Ačiū, bachūrai, realiai ačiū. Chebra, kas čia vyksta? Kur tu buvai? Kopose pašikau, supranti, ant uolos neužkas iššūdo. O kur kuprekai? Jopšik, mat! Teritorijai, o kas yra? Ispanija esam! Chebra, nebėr tačiai. Odinė, mano tėvo, tačiai buvo. Bliat! Nu, kai seka bachūrai, nesidžiauk radęs, neverk pametęs, ne? Kas šitas? Rocky, Arminas. Balboana. Nu ką, bachūrai, strigot jo? Jopta geručiai. Žiūrėkit, aš tikiu, kad likimas suveda bėdžius. Va. Nes ką, aš jaunas menedžeris, jūs apyjauniai sėkmės ieškotojai, ne? Bachūrai, aš jums turiu pasiūlymą. A? Nes aš va, ką, dirbu eksporto įmoniai, vežam vaisiai, daržovės, geltoną, žalią, raudoną, viską vežam, žodžiu. Ir toks momentas trūksta darbuotojų. Pagaunat? Pagaunat, kur einam, ne? Mokam už darbą. Kiek prisukat, tiek gaunat. O gaunat, bachūrai. Da figa. Mūčio. O kaip apie tos, O tie iš pliažo, žinok, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, aš ėjau, ramiai kvėpavau tų druskos vandeniu, žinai, galvojau apie verslo plėtrą, apie papusną. Ir bats kažkokie bomžarikai parėjo, žinai, nei iš kur. Ir aš toks, kažkoks chaosėlis, žinai, pradėjo malekas, toksai jaudintis, žinai. Aš apšalęs, žinai, ir tik tai bam, kažkaip atsičiūchinu ir žiūriu jau jūs, žinai. Toks likimo, tokia likimo žaismė. Jo, čia taip. Jo. O aš klausimą turiu. Davai, šauk, senelį. O galima būtų apelsinų į tarpus? Seni, tai čia ne vaprosas, vapšė, tu galėsi, jeigu norėsi žongliruoti tam 100 apelsinų. Aš jums. Davai, na. O tai norit apsvarstyti kitus turimus darbo pasiūlymus? Einam, bachūrai, davai apsižiūrėsim. Davai, einam, hip-hopą, judam, davai. O, pamatysit, patiks čia kvapų, žinokit, energizas visiškas. Užeinam, pas mus vaibelis va toks, va, žiūrėkit. Avokadai, granatai, persimonai, figos, mangai čia. Uogyčių yra, uogos čia, uogienojai, pilna uogų. Bulvės, agurkai, ten paprikos, hujaprikos, žodžiu, visų daržovių karalius, apelsinas ir cigariukai. Nu va, o mūsų linijos tema tokia, klausom. Paimam dėžę, vienas sluoksnis cigariukų, antras sluoksnis daržovyčių, dėžę hujakšt uždarom, pizdrikt ant siuntimo platformos ir kitas ir judam. Klausimai. Nu, techniškai kaip ir aišku, bet... Biški megelis traukia. Jo, žiūrėkit, davai pas mane pajudam, atsigausim, davai putas judam. Žiūrėkit, atgausim jėgas, energiją, judėsim į gyvenimą visai kitų tempų. Jo? Praeinam. Žiūrėk. Va. O kodėl cigaretės su vaisiais dėžėse? Kaip kodėl? Jopta, užsakymas toks. Nu, įdomesnis toks. O šitas ne mūsų. Čia mum atnešė tipo verslą daryt, stumdyt, babkės, hujapkės. Bet mes ne mūsų tema, ne mūsų verslas. Žiūrėkit, bachuriukai, taip yra. Narkotikai, gaidys, o cigariukai zaibizme. Pagaunam temą, jo? Temoje, ne? Žiūrėkit, gražinsiu šitą šūdą, nafig, blėt, pusę stalo užima. Žinai, kiek kainuoja šitą huinę? Geriau nežinok ir neimk. Gal kažkurva, vakūrai, blėt, tu šilą biškį junkit. Nu, na, ne, bet žiūrėkit, šito vis tiek neimam, neliečiam. Nu ką, viskas, judam, dirbam, darom, jo? Norit pagalvot, reikia pagalvot, galit galvot. Tik per daug negalvokit, time is money, kurva. Comprendo? Ja, comprendo.
Papuolėmis čia. Reikia varyti kuo greičiau. Eik tu. Geras darbas čia mums pasiūlymas. Ypač kai babkių mums reikia. O, cigaretės vaisių dėžiai, čia jums tipo okei? Wow. O kas tau ne okei? Cigaretės legalų, ne ginklai kokie, koks iš vis sakė gražiais. Ne mūsų stailas čia. Tu durnas? Tu ką čia dabar, kontrabandistas dabar būsi? Techniškai kalbant, tai cigaretės kaip ir kenkia sveikatai, bet vaisiai padeda. Tai čia kaip pliusas su minusu, tas ant to viens kitą padengia. Nulis. Normaliai žmogus sako, tu klausai ar ne? Žmogus šitas technikas. Palik, prašau. Kas, o tai ką tu Palik, sakau. Siūlau palik pradžioj, blė. Dabar, Hebra, bėgam. Ктуна. Puta madres, pendejos konos, blė. Va dabar, vyriukai, tai jums pėsta.